Pirmas pagrindinis tikslas turėtų būti energetikos ministerijos, kaip mažinti, pavyzdžiui, šilumos ir elektros vartojimą. Antra, kaip turėti didesnį pasirinkimą skirtingo kuro rūšių. Ir tik trečia, kalbėti apie didesnius gamybos pajėgumus. Tai būtent tokia ir esmė, kad šiandien, ką mes matome įvairiausias iniciatyvas, jos kelia labai daug klausimų, ar viena ar kita idėja nekonfrontuoja su kitom strategijom, kurios lygiai taip pat yra patvirtintos vyriausybės programai, bet jos kažkaip nustumtos iš šono ir iškeltos kitos. Svarbu, kad šioje konferencijoje labai aiškiai buvo pasakyta tai, kad vis dėlto pagrindinį vaidmenį, formuojant politiką šilumos ūkio, priimant sprendimus, vis dėlto yra vyriausybės rankose, o ne savivaldybių rankose. Jeigu būtų suteikta daugiau teisių, galių ir galimybių savivaldybėms, tada atitinkamai būtų galima reikalauti iš jų daugiau atsakomybės. Tačiau vėlgi aš manyčiau, kad sėkmingas energetikos ūkis, tame tarpe šilumos įmanomas tik tai esant bendradarbiavimui tarp nacionalinio lygmens ir vietos savivaldos. Ir aišku, visi turi suprasti, ką daro ir kodėl daro, sakykime, vyriausybė vienokios ar kitokius projektus. Ir kad nebūtų daromi vienokie ar kitokie nacionaliniai projektai šilumos sąskaita. Ir kaip ir šiandien buvo malonu išgirsti, kad energetikos viceministras pripažino, kad vis dėlto efektyviau paskirščius elektros gamybos kvotas Lietuvoje galima šilumą atpiginti šį sezoną. Tai kodėl tas nėra daroma? Todėl, kad dažnai energetikos ministerija mato tik tai savo įmonės ir jas žiūri, o savivaldybės su savo šilumos ūkiais yra kaip ir nuošalyje. Jeigu šiandien tą elektros kiekį, kurį gamina Lietuvos elektrinė Elektrėnuose, o gamindama šilumą realiai išmeta į šalia ežemą esantį ežerą, tai yra šildo žuvis, tą kiekį elektros gamintų termofikacinės elektrinės ir elektrą nupirktų už tą pačią kainą energetikos ministerija, šiandien Lietuvoje dar šį sezoną būtų galima kainą sumažinti beveik 20%. Ir todėl manau, kad šiuo atveju atsakomybė dėl šilumos kainų vienareikšmiai šį sezoną priklauso vyriausybei. Visi darbai vyksta taip, kaip numatyta priemonių plane 11-12 metam ir ministerija stengiasi to plano laikytis. ES struktūrinės lėšos buvo paskirstytos jau ir biokūrui nebuvo skirtas dėmesys. Tai energetikos ministerija turi galimybę tik naujoje finansinėje perspektyvoje, tai nuo 2015 metų parengusi programą numatyti spartesnį biokūro panaudojimo plėtrą visose savivaldybėse.